trumpas sustojimas. Esame Respublikoje Udmurtijoje. 10 valanda ryto, nuo Maskvos jau 1 valanda į priekį. Tai nuo Londono 4 valandos plius. Išlipau truputį įkvėpti gryno oro. Lauke -1, nei šilta, nei šalta. Sniegas, kaip matot, jau nuo Maskvos jau kitaip truputį vaizdas. Vėliau pafilmuosiu biškį traukinį mūsų, kaip gyvenam, kokiam traukinį važiuojam. Toksai vagonas su kupe. Kiekvienas vagonas turi va tokį šalto gėrimo vandens ir karšto arbatai, kavai arba sriubai. Gali naudoti savo arbatą, kavą, viską maistą. Jeigu neturi, yra mini šopas toksai. Visokie saldumynai, vaikiškos knygutės, kaip matau, pomšpatį, raškučiai, vanduo, gaivieji gėrimai. Na ir žinoma, galima nusipirkti kavos ir arbatos. Tai toliau čia gyvenama. Vagonų viršininkas apeina ir apklausia keleivius, kam ko trūksta, ar visiems viskas gerai. Žodžiu, toksai dalykas va yra irgi. Čia yra grafikas, kada jis eina per vagonus. Tokie tualetai. Šiuolaikiniai vėjo tualetai. Kaip lėktuve. Neauklė. Ir va, toksai dušas. Nežinau, aš jo naudosiu, iš tikrųjų turiu šlapių sėdėtėlių čia. Kelias dienas pavažiuoti, nu, bet jau labai blogai bus, tai tada išsimaudysiu. Šiaip viešbutį įkast
atvykom į Jekaterinburgą. Be 19 vakaro. Skirtumas plus 2 valandos nuo Maskvos, plus 5 nuo Londono. Turim dabar apie valandą 10 sustojimą. Tai va, truputėlį pakvėpot gryn orų, reikėtų užkas kažką nusipirkti. Gal pasėdėti, gal kavinukai. Nes iš tikrųjų vagonė tai monotonija. Guli arba išlipi biškį pavaikštai, vėl guli ant tų gultų. Daugiau nėra ten ką daryti. Tai mūsų traukinys. Москва, Улан-Удэ. Уважаемый пассажир, скорый поезд номер 86, 85, сообщение. Достаточно, да. Потом еще, не знаю, какие-то булочки с мясом или с сосисками есть у вас? Сосисок нету, это только в буфете. У нас могу предложить шашлычок. Biškai apsipirkti maisto atėjau, bandelių, pasiėmiau kolos, pasiėmiau oliviją, su kopūstais reikia pasiimti, su bulvėm bandelį ir su sosiskom. Variau bėgau, nes iš tikrųjų, kad ir laiko yra, bet kažkaip baisu vis tiek. Nedaug dievę pavėluotum, išvažiuotų traukinys su tavo šmutkiam. Ne kažką būtų, bet nieko, va, apsipirkau. Dabar bandelių su dešrelėm su kopūstais. O, atsigert pasiėmiau. Nu, kad kelionį neliūdėtų. Gerai, trumpai parodysiu mūsų kupę, nes čia kaimynai keičias, dažniausiai miega visi, sėdi, tai nelabai norisi svetimų žmonių filmuoti. Tai va, čia antras aukštas toks. Čia kaimynas nuo vakar, su kurio važiuojam, miega. Čia mano gultas, čia aš miegu. Va, tokie va viršų yra. Atsidaro, susidėt galima daiktus. Lemputė ten įsijungia pas mane irgi. Pakrovėjam yra USB. Pirmas aukštas irgi, va. Taip atrodo gulima. Taip sėdima padėtis. Gulima atsiverčia. Kažkaip. Ar šitas? Žodžiu, atsiverčia. Pasikloja patalinę. Ir taip, čia kas pas juos irgi lemputės. Seifas. Pakabos. Veidrodis, veidrodinės duris. Viršui lagaminam susidėt. Čia padarytas laiptelis. Tiem, kas antram aukšte miega, kad užlip lengviau būtų. Pakabos. Tai va, maždaug taip. Tai va, praėjo dar viena kelionės diena. Kažkodėl nuo Jekaterinburgo biškį nuvažiavę sustojom ir stovėjom gal valandą dėl neaiškių priežasčių. Bet dabar jau pajudėjom, viskas gerai. Tai va, iki Jekaterinburgo nuo Maskvos važiavom apie parą laiko. Dabar sekantis miestas tai bus Tiumen, antrą nakties atvažiuosim. Ir aš jau eisiu miegot, nusiprausiau, eisiu ilsėtis, tai pasimatysim ryte. Labanaktį. Ketvirta kelionės diena, jau beveik 2 dienos traukinį. Nesenai pravažiavo Momską ir jau judam link Novosibirsko. Novosibirske būsim vakare tik tais. Pas mus dabar 12 valanda, nesenai atsikėliau, kadangi naktį buvo labai sunku užmigti, labai stipriai šildo vagoną. Tai galima sakyti, tik paryčiais užsnūdom. Ką dabar atsikėlim, nusiprausiau, papusryčiavau ir toliau monotonija, stumsim laiką.
turim 8 valandas ir atvykome į miestą Novosibirską. Nu, laukia nėra šalta, rodo -5 ant termometro, -3, bet sniego pilna kaip ir visur. Taigi Novosibirskas ir liko jau visai nedaug. Dar viena naktis ir rytoj ryte aš jau būsiu Krasnojarske. Manau, šiandien nieko jau per daug jau nenufilmuosiu, neparodysiu. Tai atsisveikinu su jumis ir pasimatysim ryte Krasnojarske. Iki. Įvyktas 3. kelionės etapas ir pasiektas sekantis tikslas. Tai miestas Krasnojarskas. Kelyje beveik 3 dienos ir įvykta apie 3400 km traukiniu. Tik išlipau iš traukinio. Laukia dabar -15 šalčio. O, ir dar biški anksti, nes viešbutis rašo, kad priima po 2 valandos dienos tik tais. Bet reikia tikėtis, kad priims anksčiau, nes jeigu nepriims, tai teks valkiotis laukia per -15. Bet nepražūsim. Nuotaika gera, viskas super. Bandysim šiandieną, kiek įmanoma, pasižiūrėti miestą Krasnojarską. Aišku, čia per tą vieną dieną daug nepamatysi, bet turiu atsižymėjęs porą vietų, ką įdomu būtų pažiūrėti. Ir bandysim. Taigi, iki greito. Сюда только забрасывают на вертолетах. Это очень красивое место. А где? Лата Путарана, это где Норильск. Угу. Это Красноярский край. У нас есть блогер Новиков такой, у него агентство свое, он москвич. Так вот, он сказал, какая-то страна есть, и ее надо первое посетить. Он был везде. На всей земле он был. Он такой с синими волосами и матерится. Может быть, вы в Ютубе его встречали. Да, побоев больше, даже с человеческий рост билетов. Даже уверена в этом. Машин легковых, ну вот, как мы с вами едем, да? Да. Вот. Причем парк очень хороший в Красноярске автомобили. Это мы вот на старом, Сережа, ездим, автомобили нам удобно. Он большой и для нас комфортный. Вот. А есть у нас и Мерседес, и Ягуары, и все, что только вообще автопарк, он японский, с Японии автомобили. И достаточно такие неплохой автопарк в кардиоцентре. И вообще за последние 15 лет очень много построилось по медицине всего. Передовые технологии мировые в Красноярске. Ребятишкам квоты дают, ну, государственные программы приезжают, оперируют глазки. Вот здесь, если вот так вот это, там змейка, вот в чашке. Вот так вот, люди, немножко наклонитесь, много змейка. Вот это Государственный медицинский университет города Красноярска. Вот это он какой красивый, большой. А вот это памятник Андрею Дубинскому. Он показывает рукой и говорит, вот оно мое детище, вот он Красный Яр, красивый, замечательный город. Он показывает на стрелку, вот здесь 2 реки сливаются. В России, где 2 реки сливаются в городе, всегда называется эта площадка стрелка. То есть 2 реки слились в одну. Здесь река Кача сливается в Енисей. Вот здесь вот был острог, Виноградовский мост пешеходный. Кстати говоря, самый большой остров на Енисее, остров Татышев, 7 километров. Это очень большая, классная геолокация. Это парк, это прогулочная зона, там не ездят машины, там это шикарное место для отдыха. Вот в Красноярск обладает таким местом.
dar kartą įsitikinau, kokie geros dušės yra rusų žmonės. Nuvažiuoju į savo tą vadinamą viešbutį, nu ten daugiau toksai kaip svečių namai. Aišku, buvo apie 8 ryto, o kaip pas mane rašė, kad apgyvendinimas po 2 valandos. Paskambinu šeimininkam, pasirodo jie tam pačiam name gyvena, tam pačiam nuomoja kambarius. Sako, manęs nieks neperspėjo, kad sako, tu anksti taip atvažiuosi, sako, būtum anksčiau perspėjęs, tai sako, būčiau aš tave kažkur įkišęs į kažkokį kambarį. Tai sako, užeik pas mumis, pasikvietė, padarė pusryčius, pavaišino savos gamybos uogienę, padarė kavos, pavalgydino. Moteriškė, kaip supratau, ekskursijas veda savo svečiam irgi. Tai kiek jinai kol pusryčiavau, kiek jinai man pripasako istorijos apie Krasnojarską, apie viską. Žodžiu, labai faini, labai šilti žmonės. Paskui sakau, man rytoj reikia ryte į oro uostą važiuoti, jau reikės man išskrist. Tai oro uostas randasi daug toliau nuo miesto. Į oro uostą reikia važiuoti su autobusu. Bandžiau nusipirkti autobuso bilietą internetu, neleido, kažkodėl neišėjo. Tai jinai ką, su vyru, tuoj užkūrė mašiną, sako, sėsk, važiuojam lygi stoties, nusipirksi bilietą. Tai nuvežė mane su mašina lygi stoties, nusipirkau bilietą. Viskas, jau kaip ir pasiruošęs jau rytoj. Sakau, nenoriu švaistyti laiko, iš tikrųjų ta viena diena labai mažai yra. Ir kad suspėti visur, tai atvykau dabar į slidinėjimo kurortą, kuris vadinasi Bobrovy Log. Kiek žinau, čia galima pasikelti į viršų, pasivaikščioti viršui, tai eisiu toj, susižinosiu kainas bilietų ir bandysim keltis į viršų. Nusipirkau bilietą pasivaikščiojimui su keltuvu, pasikelti viršų ir viršui ten gali vaikščioti. Bilietas kainavo 700 rublių. Tuoj kelsimės. O čia tai jau jaučiasi šaltis. Ranko šala, eik tu savo. Senai nematęs tokios žiemos. Iš tikrųjų taip pasilgau tikros žiemos, nes Anglijoje gyvenau 15 metų. Tai ten žiemos, galima sakyti, nėra iš vis. Labai retai, kada iškrenta sniegas, bet ir tai tas sniegas toks labai trumpalaikis. Ir tokių šalčių, tai sakau, paskutinį kartą Lietuvoje ir tai net nepamenu kelintais metais, kad buvę, tai va. Ir va dabar pagaliau atvažiavau į tikrą žiemą. Šalta, ekstremalu, bet to pačiu ir smagu. Aišku, čia dar palyginus su Jakutija, tai čia man kaip adaptacija, nes Jakutijoje ten bus dar šalčiau. Tai dabar reikia apsiprasti. O rytoj jau skrisiu į Jakutiją. Tik pradėjau filmuoti, kildamas, biškį pafilmavau. Dar ten kokia, nežinau, 30-40% telefonas buvo. Rasiai išsikrovė nuo šalčio iš karto. Tai užkilau viršų tokiam yra kavinukė. Ir kol atsigėriau karštą vyno, jau biškį pasikroviau. Tai dabar stengsiuos taip po čiut filmuoti, kad neįsikrautų man labai greitai, nes taip pabydna šakės.
neapsakomas grožis gamta, tai šakės. Šiek tiek vasara vaizdelis, tik žiema. Čia labai daug tų aikštelių tokių. Temperatūros, o šiandieną minus 15 pas mus. Nei daug, nei mažai, bet užtenka. Kai per daug irgi negerai. Telefonas ir taip įsikrauna greitai. Tarp kitko, šiandieną tik pirmą dieną, kai pasidėjau žieminius batus, kažkaip galvojau, kad tik atskridus į Maskvą jau reikės dėtis. Bet kur tau? Su kėdais visą laiką skaityk traukinį, tai vis tiek šilta ten. O ten trumpam išlipdavom irgi, minus 2 laipsniai, tai nesijautė, bet jau kaip pamačiau temperatūrą Krasnojarske, jau prieš išlipdamas iš traukinio sėdėjau ir termorūbus po apačia ir žieminius batus ir neprašaugau. Štai Krasnojarsko miestas, kaip ant delno visas. Jūs pažiūrėkit, raudona trasa vidutinio sudėtingumo. Nu, kur tu pažiūrėk statumą čia, vidutinio. Bet užsimušt galima. Pasivaikščiau slidinėjimo kurorte. Iš tikrųjų, ten viršui labai šalta, ypač tais pakeliais, kai kyli leidės, tai žiauriai, tik biškį ištraukiau telefoną, iškart nušalo pirštai. Telefonas irgi momentaliai sėsta. Tai va, toks tas parkas. Einu dabar atgal į sustojimą, į autobusą, važiuosiu iki viešbučio, nes iš tikrųjų dar taip ir nespėjau apsigyvendinti. Iš karto variau čia, kad laiko nešvaistyt. Dabar grįšiu, iš karto jungiu telefoną pasikraut, sušilt, įsimaudyt aišku. Ir tada eisiu į miestą, pasižiūrėt, kaip ten tas miestas atrodo. Nuotaika iš tikrųjų superinė, blemba. Tokia faina žiema, tokia. Čia yra Krasnojarsko Big Benas. Nu, vietiniai taip vadina, sakė. Čia yra jų vietinis Big Benas. Čia, nežinau, kažkoks pastatas. Vat. O kitoj pusėje operos ir baleto teatras. Ir čia viešbutis pavadinimu Krasnojarsk. Kaip ir miestas, kaip ir viešbutis. Teatr operai и балета имени D.A. Chvorostovskovo. Ir komunalinis tiltas. O štai ten tolumoj Babrovai Lok. Tas pats slidinėjimo parkas, kur aš buvau. Tai va, iš ten grįžau su autobusu. Ir žinoma, upė Jenisėjus. Irgi gan nemaža upė. Nepamenu, dabar sakė, kelintoj vietoj jinai pasaulyje, ar tai 7 ar kelintoj. Ar Rusijoje, dabar net nežinau.
Nenoriu nežinodamas tiksliai prišnekėti nesąmonių, bet internete pasidomėsiu. O žinot, kas yra Rostix? O Rostix tai yra tas pats KFC, tik tais dabar jis vadinasi ne KFC, o Rostix. O maistas toksai pats lygiai kaip ir KFC, viskas tas pats. Lygiai tas pats ir su McDonald'u. Pas juos vadinasi skanu ir taškas. Vkusnai točka. Namai sovietiniai, kaip ir visur jų. Jie niekur neišnyks dar, manau, ilgai. Čia Krasnojarske tai pliusas, kad navigacija gerai veikia. Nes, pavyzdžiui, vakariniai Rusijos pusė, vat, Maskva, ten Peterburgas, kur tai navigacijos iš vis pjauna grybą, kadangi visur stovi blokatoriai, blokuoja ryšį nuo dronų. O čia įjungiau kaip niekur nieko, viskas gerai veikia. Čia neblokuoja niekas nieko. Garažų masyvas. Pas mus tokių jau nebelikę. O čia dar yra pas juos. Pažiūrėkit, kuro kainos. 95. Benzinas išvertus 45 centai. Dizelis 64 centai. Kaip jums kainos? Va tai va. Ten eit. Gerai. Dėkui. Eisim ten. Kalnais dabar reikia biškį. O. Bet gerai, aš nieko prieš. Nors nešalta. O, garažiukai jo. Čia mano toks rajonas, tai toksai senovinis gan. Medinių namų visokiausio. Bet užtat pakalniai atsiveria gražus vaizdas. Šeimininkė man žadėjo, kad per mano langą bus gražus vaizdas. Tai va, jau nedaug liko, toj pareisiu ir žiūrėsiu, kas ten per vaizdas. Tas toksai, žinot, tas kvapas, kai namai kūrenami malkom, toks kaimo, grinai. Ta diena greitai bėga, iš tikrųjų, jaučiu, kad toj pradės temt. Nu, bet nieko, kiek pamačiau tiek, lysim, žiūrėsim naktinį miestą. Štai čia mano rajonėlis, va, kokie namukai. Kaip iš pasakų. Aišku, yra čia tokių naujesnių. Mašinos, tai kaip matas. Va, Nivos. Malka žemai prikapota. Lada. Išpūvusios ten viskas jau apačia. Ar prisimenėtų mums? O, paštas koks. Čia dar nuo sovietinių laikų likęs turbūt. Nu, kažkas jau pasikeitė naujai. Nežinau kaip jum. Gan senoviškai, bet man gražu. Aišku, čia nėra pats centras. Čia už pačio miesto. Bet senovė. Nu va, dėjau savo vadinamą viešbutį. Čia gyvensiu šitam nameliukį. O šone kaiminystėje toks namukas stovi. Tai štai atvykau į savo kambarį. Žinokit, ką galiu pasakyti, super kambarys. O, kokia lova. Švarus, tvarkingas. Televizorius, staliukas. Šeimininkė nemelavo. Vaizdelis per langą. Krasnojarskas kaip ant delno. Bakūžės. Samanotos. Bet super atrodo. Ir už šitą kambarį už parą sumokėjau tik 16 svarų.
Norėjau dar pakalbėti truputį apie praėjusią kelionę su traukiniu. Nes kelionės metu, kaip ir sakau, aplink svetimi žmonės ir ne visiems patinka kameros, o aš pats irgi toks drovus ir kažkaip labai nemėgstu lysti visur su ta kamera. Tiesiog apie kelionę traukiniu. Iš tikrųjų nenusivyliau, nes pats iš tikrųjų mėgstu keliauti su traukiniais, bet iki šiol turėjau ilgiausią kelionę tik tais naktį vieną. O šita mano pirmoji tokia buvo beveik 3 dienų kelionė ir viskas super. Aišku, buvo ten keli minusai, kad per daug vagoną šildė, labai karšta buvo, naktį sunku užmigti buvo. Plius tos laiko juostos turbūt dasidėjo, kas trukdė miegui. Bet visumoje, sakau, dar jeigu važiuotum su savo kompanija, tam vienam kupė, su savais žmonėm, tai ledas būtų. Pradžioje kupė važiavom 3, toksai žmogelis pagyvenęs truputėlį ir jaunesnis kitas. Nu, važiavom, šnekučiavomės, gal praėjo kokios 2 valandos. Tik tai 2 valandas pažįstami. Aš vartau žurnalą, ten nusipirk gali visokiausius užkandžius, traukinį, suvenyrus. Ir pamačiau tokį suvenyrą ir sakau, kaip norėčiau tokį dalyką nusipirkti, bet biški per brangų traukinį, ten jie užsikėlė kainą žiauriai. Nu ir tas jaunesnis, kur sėdėjo, jis taip iš kuprinės traukė kažką, gal valgys kažką, ar dar tokia dėžutė ištraukė. Ir jis man taip į rankas duoda. Imk, sako, čia tau bus prisiminimui su traukiniu, kad važiavai. Va. O norėjau pirkti, nu kaip norėjau, nebūčiau pirkęs, ten kainavo virš 3000 rublių. Tai, bet va, žmogelis, sakau, nepažįstami, galima sakyti visiškai, bet kaip ir sakiau, visur visada visokių yra, bet aš kiek sutinku, nežinau, gal man tai papuola, bet aš sutinku tik gerus žmonės. Ar kartočiau kelionę traukiniu? Manau taip, tik tai šį kartą norėčiau įveikti ilgesnį maršrutą. Žinau, kad Rusijoje važiuoja traukiniai iš Maskvos į Vladivostoką. Yra pats ilgiausias maršrutas, berods net pasaulyje. Virš 9000 km ir kelionė trunka 7 dienas. Daug žiūrėjau visokiausių video tų keliautojų, kurie keliauja tais traukiniais. Ir, aišku, norėčiau pats, nes kaip ir sakau, lėktuvų, aišku, jeigu tu neturi laiko, jeigu tu skubi, gali skristi lėktuvu. Bet man asmeniškai lėktuvas, aš nesijaučiu labai saugiai lėktuvė skrisdamas, plus nepailsi gerai, nėra patogu, mažai vietos, susispaudę. O traukiniai, aišku, kad tik užima laiko, bet traukiniai tu pailsi, išsimiegi, pilnai išties gali kojas. Ta romantika, nežinau, parašykit komentarę, kaip jums, ar jums patinka kelionės traukiniu ir kokia ilgiausia jūsų buvo kelionė. Kai pagalvoji, kokia didelė ta Rusija. Vieni žemėlapį žiūrint, jinai taip atrodo didelė, bet kaip tu pradedi keliauti, per ją važiuoti, tu realiai pradedi pajusti jos dydį, tą suvokimą laiko. Kaip žinoma, Rusija susideda iš daugybės apskričių, kraštų, respublikų. Tai kaip važiavau į Krasnojarską, iš tikrųjų pravažiavom labai daug regionų visokiausių. Tai galiu padiktuoti truputėlį, kiek kirtom visokiausių regionų, kraštų ir apskričių. Užsirašiau, aišku, nes mintinai neatsiminsiu. Kirtom Vladimiro apskritį, tada Žemutinio Naumiesčio apskritį, tada Čiuvašijos Respublika, Respublika Tatarstanas, Kirovo apskritis, Udmurtijos Respublika, Permės kraštas, Jekaterinburgas, Tiumenės apskritis, Omsko apskritis, Novosibirsko apskritis, Kemerovo apskritis ir Krasnojarsko kraštas. Taigi šiek tiek apie patį Krasnojarską. Krasnojarskas yra antras pagal dydį Rusijoje regionas. Jisai randasi pačiame Rusijos centre ir yra įkurtas 1628 metais. Krasnojarsko plotas yra 378,3 tūkstančiai kvadratinių kilometrų. Žmonių skaičius 1 187 000, kažkas tai. Krasnojarskas turi net 9 aukštasias mokyklas. Per Krasnojarską teka Jenisėjaus upė, kuri yra Rusijoje pati vandeningiausia ir jos ilgis yra 3487 km. Krasnojarskas yra Sibiras ir čia žiemą būna labai šalta. Atėjau į kavinukę vieną, Koldūnų. Ir čia yra meniu 7 patiekalai, kuriuos būtinai turi pabandyti
Sibire. Tai dabar išsirinksiu. Pasėmiau sriubos salenką su grietinė, alaus, aišku, pilstomo, o antrojo pasėmiau tikrų sibirietiškų koldūnų. Atrodo tikrai labai skaniai. Nežinau, prieš tai suvalgęs, tai daug riebesnė būdavo. Šita nėra riebi. Jinai darosi iš rūkytų gaminių, rūkytų dešrų, šoninės, alyvuogių, kas ten dar, marinuoti agurkai pjaustos irgi. Nu, ne pati skaniausia, bet skani. Koldūniukai. Tikrai sibirietiškai, paragausim. Spasiba. Nedaro su buljonu, arba gali be buljonų suskidėti. Aš su buljonu. Yra su jautiena, yra su kiauliena, ir su elniena gali net užsakyti. Aš ėmiau su jautiena. Elnienos paragausim Jakutijai. Skanu. Nu ir aišku. Skaniai pavalgius, tai skaniai atsigerti. Pilstamas alus. Nežinau, kažkaip pavadinimas sakė, bet nelabai įstrigo. Įdomus skonis.